Kas yra link? Sveiki, mano vardas Steve, aš išmokau 10 kalbų taip, kaip mes tai darome link ir įkūriau šią sistemą. Linke mes nemokome jūsų kalbų. Niekas negali jūsų išmokyti kalbų. Jūs turite išmokti pats. Tarkim, jūs norite išmokti ispanų. Jūs pradėsite nuo pamokos iš ispanų bibliotekos. Kai skaitote pamoką, jūs susidurite su žodžiais, kurių dar nežinote. Šie žodžiai bus mėlyname fone. Užvedę pelę ant mėlyno žodžio, matote 3 galimas šio žodžio reikšmės. Pasirinkite vieną iš jų arba spauskite naują. Tada galėsite žodynę surasti artimesnę reikšmę. Labai gerai, jūs ką tik sukūrėte naują linką. Mėlynas žodis pasidarė geltonas. Visose sekančiose pamokose šis žodis jau bus geltonas ir jūs bet kada galėsite pasižiūrėti tą reikšmę, kurią jam priskyrėte. Kad išmokti ispanų ar bet kurios kitos kalbos, jūs turite sukurti daug linkų. Linkinkite ne vien tik naujus žodžius, bet ir tuos žodžius ir frazes, dėl kurių reikšmės jūs nesate tikras. Linkų niekada nebus per daug. Reguliariai peržiūrėkite savo linkus, naudodami korteles, Close testus arba mūsų iPhone aplikaciją. O geriausia, pasitikrinkite savo geltonus žodžius, bet kurioje pamokoje, tiesiog užvesdami pelę ant jų. Atsisiųskite savo pamokas į MP3 grotuvą ir klausykite. Klausykite pakartotinai daug kartų. Klausimas yra raktas. Klausykite pakeliui į darbą, klausykite, kai treniruojatės ar plaunate indus, stenkitės klausyti kiekvieną dieną. Šis procesas, klausimas ir skaitimas, o taip pat naujų žodžių peržiūrėjimas, padės jums išmokti kalbėti naują kalbą greičiau negu kas nors kita. Nusibodo viena pamoka, judėkite prie kitos. Visa tai yra labai paprasta. Jeigu iškyla neaiškumų, visada galite paklausti forume. Neužilgo jūs jau galėsite pateikti savo rašto darbus korektoriui ir užsirašyti pokalbį su vadovu. Nepastebėsite, kai pradėsite kalbėti naują kalbą. Sėkmės!